Sveiki, brangus draugai. Su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Petras išmoko savo pamoką. Simonai, štai šėtonas pareikalavo persijoti jūs tarsi kviečius. Bet aš meldžiuosi už tave, kad tavasis tikėjimas nesusvyruotų, o tu sutvirtėjęs stiprink brolius. Luko 22 skyrius, 31-32 eilutės. Būdamas drąsus, agresyvus ir savimi pasitikintis, gerai besigaudantis situacijoje ir veiklus, greitas keršyti, bet dosniai atleidžiantis, Petras dažnai klysdavo ir susilaukdavo pabarimo. Taip pat nemažesnio pagyrimo susilaukia jo nuoširdus paklusnumas ir pasišventimas Kristui. Kantriai ir su meile gelbėtojas elgėsi su savo nekantriu mokiniu, stengdamasis jį išgydyti nuo pasitikėjimo savimi ir mokydamas nusižeminimo, paklusnumo ir pasitikėjimo. Bet pamoka buvo išmokta tik dalinai. Daug kartų jis buvo perspėtas: tu išsiginsi, jog manęs nepažįsti. Nuliūdusi ir mylinti mokinio širdis pratrūko prisipažinimu: Viešpatie, aš pasiruošęs kartu su tavimi eiti ir į kalėjimą, ir į mirtį. Luko 22 skyrius, 33 eilutė. Gelbėtojo žodžiai: aš meldžiuosi už tave. Tik tada įsmigo į jo sielą, kada teismo salėje nuskambėjo Petro išsižadėjimo žodžiai, kada jo meilė ir paklusnumas atgimė sutikus gelbėtojo mylinti ir liūdną žvilgsnį, nulydėjusi jį į sodą, kur Kristus anksčiau verkė ir meldėsi ir kur jo ašaros dėl sąžinės graužimo krito ant žemės, sudrėkintos Kristaus agonijos kraujo lašų. Nors ir numatydamas nuodėmę, Kristus nepaliko jo neviltyje. Jei Jėzaus žvilgsnyje jis būtų įžvelgęs pasmerkimą, o ne užuojautą, jei išpranašaudamas jo puolimą jis nebūtų kalbėjęs apie viltį, tai kokia tiršta tamsa būtų apsupusi Petrą. Tas, kuris negalėjo apsaugoti savo mokinio nuo didelės kančios, nepaliko jo vieno. Jo meilė niekada nesibaigia ir niekada neapleidžia. Žmonės patys, paveikti blogio, yra linkę grubiai elgtis su klystančiais ir kankinimais gundymu. Jie negali skaityti širdies ir nežino, kokią kovą ir skausmą jie patiria. Jiems dar reikia mokytis iš pabarimo, kuris dvelkia meilę, iš sužeidimo, kuris skirtas išgydymui, ir iš perspėjimo, kuris sėja viltį. Dieviško stebuklo švelnumas buvo Petro pasikeitimas. Tai yra gyvenimo pamoka visiems, kurie trokšta sekti didžiojo mokytojo pėdomis. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.